Kolumbija. Eldorado oro uostas. Praėjusių metų rugsėjis. Kriminalistai sulaiko lietuvį, ieškoma dėl didelio kiekio kokaino kontrabandos. Spalio pradžioje jis jau sėdi lėktuve iš Bogotos į Frankfurtą, kur vyriškio laukia Vokietijos policijos pareigūnai. Sulaikytas lietuvis tai mažai kam žinomas Virginijus Labutis, Lietuvoje nuskambėjęs mirtimi ir žmogžudystę pažymėtoje vilkikų vagystės istorijoje. Apie galimą jo dalyvavimą kokaino prekyboje nebuvo žinoma nieko. O mes apie Virginijų Labutį žinome jau seniai. Kolumbijoje sulaikytas lietuvis figūruoja tarptautinio tyrimo Narcofiles duomenyse. Čia jis yra viena ryškiausių asmenybių iš Lietuvos, bet ne pati ryškiausia. Dėl 30 kg kokaino sulaikytas Labutis tarptautinės teisėsaugos yra siejamas su kur kas didesniais narkotikų kiekiais. Nutekėjusiuose dokumentuose kalba eina apie kelias tonas kokaino skirtas Okeanijos rinkai. Jeigu imam didmeną, tai kilogramą Kolumbijai ten įvairiais duomenimis galima nusipirkti už kelis tūkstančius, tarkim, eurų. Okeanijoje tai gali kainuoti 100 000. Iš Kolumbijos prokuratūros nutekėjusiuose dokumentuose kalbama ir apie Labučio bičiulį, kuris vyriškį bandė apginti nuo teisėsaugos sekimo. Šis žmogus tai turbūt garsiausias narkotikų prekeivis Lietuvos istorijoje – Rokas Karpis. Pirmiausiai turime kai ką prisipažinti. Narcofiles informaciją apie Virginijų Labutį ir Roką Karpį aptikome prieš 1,5 metų. Užpernai rudenį jau buvome pasirengę publikuoti šią medžiagą ir nemaža dalis jūsų jos nekantriai laukia. Bet pačioje pabaigoje, dar kartą peržiūrėję nutekėjusius duomenis, supratome, kad tai gali būti susiję su tebevykstančia tarptautinė teisėsaugos operacija. Taigi lietuvišką Narcofiles istoriją nusprendėme padėti į stalčių, iki ateis tinkamas laikas jos publikavimui. Ir tas laikas atėjo dabar. Šį tyrimą atlikome komandoje, dirbdami su tarptautiniu tyriamosios žurnalistikos centru OCCRP bei partneriais Naujojoje Zelandijoje. Kol dirbome prie šio tyrimo, įvyko ne tik Virginijaus Labučio sulaikymas. Labučiui ir Karpiui įvestos Jungtinių valstijų sankcijos, 2 lietuvius įvardijant kaip tarptautinės narkotikų prekybos organizacijos vadeivas. Be to, Lietuvos kriminalinė policija paskelbė, kad su Labučiu ir Karpiu siejamas dar vienas garsus vardas. Knygų apie kriminalinį pasaulį autorius Dailius Dargis apkaltintas ryšiais su narkomafija. Lietuvos institucijoms, tyriant Virginijaus Labučio organizuotos nusikalstamos grupuotės įvykdytus nusikaltimus, buvo nustatyti grupuotės lyderių ir narių ryšiai su Dailiumi Dargiu. O istorija, kurią papasakosime, driekiasi per 3 žemynus. Pirmas – Pietų Amerika, o tiksliau – Kolumbija, pagrindinė kokaino tiekėja pasaulyje. Antras – Okeanija, regionas, kuriame kokaino kainos yra vienos didžiausių pasaulyje. Ir, žinoma, Europa, o dar tiksliau – Lietuva. Abiejų pagrindinių šios istorijos veikėjų tėvynė. Šis pasakojimas sukasi ne tik apie Virginijaus Labučio sulaikymą. Mūsų surinkti duomenys apima Valstybės saugumo departamento užblokuotas investicijas, statybas Druskininkuose ir beveik 1,5 tonos kokaino, aptikto jachtoje su lietuviška įgula. O pradėsime nuo 2 dešimtmečių senumo istorijos apie 2 vilkikus ir 2 mirtis. 2002 metais į Lietuvą iš Vokietijos riedėjo 2 brangūs vilkikai. Į Lietuvą jie atvyko, bet čia nesustojo. Teisėsaugos duomenimis apie 240 000 eurų vertės vilkikai buvo pagrobti ir išvežti į Baltarusiją. Ši istorija netrukus nusidažė krauju. 2 joje figūravę žmonės, verslininkas ir nusikalstamo pasaulio veikėjas, netrukus buvo nebegyvi. Pirmasis teisėsaugos duomenimis nusižudė. Antrasis buvo nušautas, kilus konfliktui dėl vilkikų. Atliekant ikiteisminį tyrimą, teisėsauga sulaikė keletą įtariamųjų. Tarp jų buvo ir alytiškis Virginijus Labutis. Susipažinus su archyve saugoma šios bylos medžiaga, nustatėme, kad Labutis vilkikų istorijoje buvo perkvalifikuotas iš įtariamojo į liudytoją. Virginijus Labutis vilkikų byloje aprašomas kaip savotiškas apsaugininkas, turėjęs užtikrinti saugią vilkikų kelionę. Byloje neradome jokių duomenų, kurie rodytų, kad jis tuo metu disponavo dideliais pinigais ar kitų didelės vertės turtu.
Tačiau kita, beveik tuo pat metu vykusi istorija rodo, kad Labutis ne tik turėjo milijonais matuojamų ambicijų, bet ir pateko į Lietuvos žvalgybos akiratį. Vieša informacija apie Labutį mums leido tiksliai atsekti jo verslo ryšius. Taip nustatėme, kad vyriškis valdė bendrovę pavadinimu Sofvila. Sofvilos pavadinimas garsiai nuskambėjo tais pačiais 2002 metais, kuomet bendrovė buvo eliminuota iš Druskininkų Eglės sanatorijos privatizavimo konkurso. Lietuvos rytas tuo metu rašė, kad įmonė iš konkurso pašalinta gavus Valstybės saugumo departamento pažymą. Anot dienraščio, VSD pažymos turinys atskleistas nebuvo, bet už privatizavimo procesą atsakingas Turto banko atstovas užsiminė, kad įmonės savininkams iki kriminalinio statuso trūksta vos milimetro. Virginijus Labutis tuo metu nebuvo įvardijamas kaip Sofvilos akcininkas. Tačiau jis įmonę tikrai valdė. O bendrovei mėginant užginčyti Eglės privatizavimo konkurso rezultatus, paaiškėjo ir daugiau įdomių detalių. Visų pirma, teismui pateikti duomenys apie Labučio teistumą ir jau atliktą laisvės atėmimo bausmę. Visų antra, teisme buvo bandoma įrodyti, kad Sofvilos akcininkai disponavo milžiniškais pinigais. Teismo nutartyje nurodyta, kad Eglės išpirkimui iš valstybės buvo numatoma panaudoti Sofvilos akcininkų asmeninės lėšas. O Lietuvos rytas skelbė, kad Eglės įsigijimui galėjo prireikti maždaug 2 milijonų dolerių. Labučio įmonės bandymai užginčyti Eglės privatizavimą buvo nesėkmingi. Visgi mažai kam žinomas veikėjas investicijas Druskininkuose įgyvendino, tik kitoje kurorto vietoje. 2002 metais Labutis iš Druskininkų savivaldybės įsigijo seną medinį pastatą pačiame miesto centre. Netrukus jis perėmė ir po pastatu esantį sklypą. Kaip rodo oficialūs registrų centro duomenys, sandoris Labučiui buvo fantastiškai pelningas. Praėjus mažiau nei 2 metams nuo įsigijimo, pastatas ir sklypas įnešti į Labučio valdomos bendrovės Revivalis kapitalą. O 2006 metais Revivalis šį turtą pardavė kitai bendroviai. Registrų centro pateiktais duomenimis, Virginijus Labutis už sklypą ir pastatą savivaldybei sumokėjo apie 20 000 eurų. 4 metais vėliau Labučio verslas iš to paties turto pardavimo uždirbo net 1 milijoną. Šiuo metu buvusių Labučio valdų vietoje stovi štai šis pastatas. Jis senąjį medinuką pakeitė praėjus keletui metų po Labučio įmonę praturtinusio sandorio. Bet nepamirškime ir kito mūsų istorijos personažo – Roko Karpio. Kuomet Labutis Lietuvos policijai aiškinosi dėl pradingusių vilkikų, Karpis taip pat turėjo reikalų su teisėsauga. Tik ne Lietuvoje, o priešingame pasaulio krašte. Bando paminėti mano biografiją, taip, teistas 11 metų 3 mėnesių davęs, atsidėjęs 5 metus. Tuo metu Rokas Karpis buvo žinomas kaip Rokas Karpavičius. Klystkeliais nukeliavęs Lietuvos milijonieriaus Raimondo Karpavičiaus sūnus. Vėliau aš mokinausi Kembridže, buvau Kembridžo mieste, vienam iš koledžų. Mokinausi tenai ir po to grįžęs mane įsiuntė į Naująją Zelandiją, kur aš turiu nebaigtą universitetą. Galbūt turi kitokį universitetą. Nutekėjusiuose dokumentuose jo kriminalinė biografija prasideda dar 1999 metais, kuomet jis pirmą kartą buvo sulaikytas Naujojoje Zelandijoje, įtariant bandymų įvežti kokainą. Rokas Karpavičius iš Naujosios Zelandijos išvyko 2001 metais. Tik ne kaip Rokas Karpavičius, o su suklastota tapatybė. Apie tai jis daug ir išsamei pasakoja neseniai išleistoje knygoje. Šią knygą parašė kriminalinių istorijų autorius Dailius Dargis. Prieš porą mėnesių taip pat atsidūręs teisėsaugos akiratyje. Įtariant prekybą poveikiu, Dargis buvo sulaikytas su 2 kitais asmenimis, tarp kurių ir Arturas Jušinskis, buvęs Roko Karpio advokatas. O gruodžio mėnesį Dargį pasiekė dar rimtesni kaltinimai. Kriminalinė policija pareiškė, kad rašytojas galimai bendradarbiavo su Labučio vadovaujama nusikalstama grupuotė. Tyriant Virginijaus Labučio organizuotos nusikalstamos grupuotės įvykdytus nusikaltimus, buvo nustatyti grupuotės lyderių ir narių ryšiai su Dailiumi Dargiu, o taip pat išsiaiškinti kryptingai organizuoti veiksmai, kuris siekta diskredituoti Lietuvos kriminalinės policijos biurą kaip patikimą teisėsaugos instituciją. Kvietėme Dailių Dargį pasisakyti prieš kamerą. Tačiau rašytojas į pasiūlymą atsakė pareikšdamas, kad visi komentarai pateikti jo Facebook'e.
Ten Dargis patvirtino bendravęs tiek su Virginijumi Labučiu, tiek su Roku Karpiu, bet patikino tai daręs tik žurnalistiniais tikslais. Kriminalinės policijos kaltinimus jis vadina susidorojimu. Bet grįžkime prie Dargio knygos, kurioje Rokas Karpis išsamei papasakojo apie savo pabėgimą iš Naujosios Zelandijos. Dargis rašo, kad didžiulis laimėjimas buvo tai, kad dar prieš vykdamas į oro uostą Rokas nusekė apykoje. Ką? Tai va, bet tada vienu žodžiu jo neišleido, nes gerbiamasis ponė, o kur jūsų tradicinė viza iš Australijos, paklausė jo vienu žodžiu oro uoste. Ir tada Rokas suvokė, kad dabar jam reikalingi nauji išvykimo dokumentai. Tai tada jisai antrą kartą pasigamino tuos netikrus dokumentus. Ir čia, žinai, kaip užbaigiamas šitas skyrius. Tada jam pavyko sėkmingai, kone kaip linksmame veiksmo filme apie kalėjimo bėglius, ištrūkti iš Naujosios Zelandijos. Linksmame veiksmo filme. Praktiškai herojinis epas. Tarp nutekėjusių dokumentų iš Kolumbijos radome ir teisėsaugos parengtą Roko Karpavičiaus dosie. O ten nurodoma, kad lietuvis savo veiklos Okeanijoje nenutraukė ir po veiksmo filmo verto pabėgimo. 2010 metais milijonieriaus sūnus Palaidūnas identifikuotas kaip grupuotės į Naująją Zelandiją gabenusios narkotikus Vadeiva. Karpavičiaus sulaikymui skirta tarptautinė operacija pakrikštyta kodiniu pavadinimu Operation Keyboard. Ir jau 2011 metais ji davė rezultatų. Mane teisė už pinigų plovimą ir už narkotikų kontrabandą. Ir Rygoje berods. Rygoje mane sulaikė, po to ekstradijavo į Naująją Zelandiją. Jau vykstant Karpavičiaus teismui, Naujosios Zelandijos žiniasklaida skelbė, kokie įrodymai bylojo lietuvio nenaudai. Tarp jų buvo Hario Poterio knyga, kurioje buvo paslėpta LSD siunta. Ant šio išskirtinio bestsellerio leidimo aptikti Karpavičiaus pirštų atspaudai. 2013 metais Karpavičius pripažintas kaltu dėl narkotikų prekybos ir pinigų plovimo. 11 metų laisvės atėmimo bausmę jis turėjo atlikti turbūt garsiausiame Naujosios Zelandijos kalėjime. Čia, kaip žinom, tas žiauriausias toks žinomiausias kalėjimas. Bet mane, žinai, kas labiausiai nustebino, kaip jisai rašo apie tą kalėjimą. Vos tik pasirodžiusi uoloje, Roką draugiškai ir vaišingai sutiko pagrindiniai didžiausią įtaką turėję kalėjimo autoritetai. Tau nekyla klausimas, kodėl? Draugiškai ir vaišingai. Pirmas klausimas, kuo vaišino? Paskaitysiu, palauk, žiūrėk. Atrodė, kad manęs jau iš anksto kai kurie ten laukė. Vos tik pasirodžius ten prabangiomis vaišėmis buvo nuklotas kameros stalas. Daugelis dėl vienokių ir kitokių situacijų ten atsidūrusiųjų mane pažinojo dar nuo 19 metų, kai tik pradėjau toje šalyje gyventi. Prisimena Rokas, ne patį smagiausią savo gyvenimo periodą Naujojoje Zelandijoje. Ta prasme rimtai? Nu čia taip prašo. Jis save prašo kaip autoritetą ateinantį į kalėjimą. Bet kam vaišių stalo uolos kalėjime nenuklosi? Uolos kalėjime, žinai, žiauriausiam, kur ten... Čia ta prasme kaip banketas Al Caponėje ateinant į Alkatrasą. Nu tai vat apie ką ir kalba. Visgi Naujoji Zelandija Karpavičiui buvo gailestinga. Nuteistas narkotikų prekeivis atliko tik dalį paskirtos bausmės, o 2016 m. gale buvo paleistas lygtinai ir deportuotas į Lietuvą. Mūsų ir partnerių iš Naujosios Zelandijos surinkta informacija rodo, kad lietuvis iš priešingos pasaulio pusės parsivežė ne tik kalėjimo prisiminimus, bet ir tam tikrus kontaktus. O nutekėję duomenys iš Kolumbijos rodo, kad Karpavičius teisėsaugos buvo siejamas su viena didžiausių kokaino siuntų Okeanijos istorijoje, sulaikyta nepraėjus nė metams nuo Karpavičiaus deportacijos. Ir būtent čia susitinka abu mūsų pasakojimo personažai – pavardę pasikeitęs Rokas Karpis ir Virginijus Labutis. 2017 m. vasara. Nedidukės jachtos kelionę per Ramųjį vandenyną sudrumsčia Prancūzijos karinio jūrų laivyno laivas. Prancūzų kariškiai sulaiko jachtą. Jos įgula 3 lietuviai ir 1 latvis. Jos krovinys beveik 1,5 tonos kokaino. Krovinio vertė apie $250 milijardo. Jachta pavadinimu Afalina tuomet nuskambėjo abiejose pasaulio pusėse. Pietų pusrutulyje dėl milžiniškos kokaino siuntos. Šiaurėje dėl įgulos, kurią sudarė Baltijos šalių piliečiai.
Tuomet buvo pranešama, kad kokainas galėjo būti skirtas Australijos rinkai. O mūsų atlikta duomenų analizė rodo, kad Afaliną su Baltijos šalimis sieja ne tik įgula. Jachtos įgula buvo teisiama Naujojoje Kaledonijoje, kur 3 lietuviai ir latvis pripažinti kaltais dėl kokaino gabenimo. Visi 4 įgulos nariai nurodė turėję reikalų su vienu ir tuo pačiu žmogumi. Tai Saulius Staškus, įvardijamas kaip asmuo atsakingas už įgulos komplektaciją. Įsidėmėkite šią pavardę, nes ją girdėsite dar ne kartą. Įgulos narys iš Latvijos įvardijo dar vieną žmogų. Tai Latvijos pilietis Aleksandras Jegorovas. Būtent jį sulaikytas jūreivis įvardijo kaip savo darbdavį ir Afalinos valdytoją. Jegorovo ryšį su kokaino kontrabandai naudotų laivu patvirtina ir sienos partnerių gauti dokumentai. Būtent Jegorovui buvo išduotas įgaliojimas veikti Afaliną kontroliavusios Jungtinės karalystės įmonės vardu. Šį žmogų atsekėme iki Liepojos. Ten Jegorovas šiuo metu vysto kelis verslus, o tarp jų ir labdaros fondą, besiskelbiantį, kad ketina pastatyti milijoninės vertės laivą skirtą vandenynų valymui nuo šiukšlių. Latvijos verslininkas patvirtino pažįstantis nuteistą Afalinos įgulos narį, bet neigia bet kokius ryšius su kokaino prekyba. Про Кристоп. Кристоп, да, слышал такого, да. Вы его знаете? Очень давно, да. Он был один из 4 моряков, которых задержали на борту яхты «Афалина» с 1,5 тонны кокаина. И в суду в Новой Каледонии он сказал, что это вы его наняли на эту работу и что якобы вы владели этой яхтой. Я? Да. Первый раз слышу. Afalinos vardą radome dar 2 vietose. Pirma, Argentinoje priimtas teismo nuosprendis, kuriame 2 lietuviai nuteisti už mėginimą verstis kokaino prekybą. Dokumente aprašoma iš lietuvių sudaryta nusikalstama grupuotė ir bent vienas iš jos narių Afaliną naudojo Argentinos sienos kirtimui. Čia randame ir pažįstamą pavardę. Saulius Staškus įvardijamas kaip Afalinos įgulos narys. O antras dokumentas Afalinos paskutinę kelionę per Ramųjį vandenyną sieja su dar 2 lietuviais – Roku Karpiu ir Virginijumi Labučiu. Šis dokumentas mus atveda iki 2021 metų. Tų pačių metų, kai Labutis, anot Kolumbijos žiniasklaidos, atsidūrė vietos teisėsaugos akiratyje. Ir atsidūrė ne vienas. Nutekėję duomenys rodo, kad vyko tarptautinė teisėsaugos operacija, kurios tikslas buvo susekti įtariamą kokaino prekeivių iš Lietuvos grupuotę. Jos lyderiais įvardyjami 2 asmenys – Virginijus Labutis ir Rokas Karpis. Dokumente įvardintas naudojant jo ankstesnę pavardę. Narcofiles dokumentuose taip pat nurodoma, kad šios grupuotės sekimo operacija prasidėjo dar 2017 metais, būtent nuo Afalinos sulaikymo. Ir būtent Labutis bei Karpis įvardyjami kaip asmenys, kurie faktiškai kontroliavo Ramiajame vandenyne sulaikytą jachtą. Iki šito nutikimo, kaip suprantu, lietuviai buvo pirmiausia žinomi kaip tie, kaip minėtų, logistai, kaip tarpinė grandis. Lietuviai užima tokią, sakyčiau, logistų poziciją. Dažniausiai. Tai reiškia, kad jie gali gabenti krovinius, gali ir pirkti tam tikrus kiekius, bet jie dažniausiai neužima tos pačios aukščiausios grandies, kuri organizuoja visą procesą. Virginijus Labutis ir Rokas Karpis narkotikų prekeiviais įvardyjami ir Jungtinių valstijų sprendime dėl sankcijų paskelbimo. Mano supratimu, kad iš tiesų tai rodo jau tokį naują kokybinį lygį. Susidaro įspūdis, kad čia lietuviai jau buvo tarptų, kurie jau organizuoja. Iki sankcijų paskelbimo Karpis ir Labutis nefigūravo jokiose bendrose istorijose. Viešojoje erdvėje taip pat nebuvo jokių duomenų, kurie sietų šiuos 2 vyriškius. Bet jų ryšys egzistavo daug ilgiau, nei mes iš pradžių manėme. Ir informacija apie tai gulėjo mums prieš nosį istorijoje, į kurią buvo įsitraukusi visa žiniasklaida. Pastaraisiais metais Roko Karpio pavardė garsiai linksniuojama ne tiek dėl jo praeities, kiek dėl milijonais įvertintos melodramos. Karpis pastaruosius keletą metų praleido kovodamas dėl savo tėvo palikimo. Drama, kurioje susikirto milijonieriaus sūnus, jo dėdė ir pamotė, nekartą nuskambėjo žiniasklaidoje, abiem pusėms svaidantis įvairiais kaltinimais.
Kaip su šia istorija susijęs Virginijus Labutis, netrukus sužinosite. Bet pirmiausiai turime nusikelti į 2007 metus. Ar pamenate nesėkmingą Labučio bandymą privatizuoti Eglės sanatoriją? Nesėkmingai aukcione dalyvavusi Labučio įmonė Softvilla po šios nesėkmės tęsė veiklą. 2007 metais Labutis šios įmonės direktorę paskyrė Astą Kleinauskienę. Ši pavardė kartojasi ir kitoje Labučio įmonėje, kuri pelningai pardavė pastatą ir sklypą Druskininkų centre. Būtent Asta Kleinauskienė bendrovei Revivalis vadovavo sėkmingiausiais jos veiklos metais. Labučio įmonei Softvilla Kleinauskienė vadovavo iki 2022 metų, kai registrų centras įmonę likvidavo dėl piktybiško ataskaitų neteikimo. Tais pačiais metais ši moteris susirado naują darbovietę – bendrovę Karpis. Su kuo susijusi ši įmonė, turbūt jau nuspėjote. Bendrovė Karpis – viena daugelio Velionio milijonieriaus Raimondo Karpavičiaus įmonių, dėl kurių kontrolės pešėsi milijonieriaus našlė ir Rokas Karpis. 2022 metais bendrovės Karpis vadove buvo paskirta Asta Kleinauskienė. Tiesa, tuo metu moteris jau buvo žinoma kita pavardė – kaip Asta Daminaitė. Oficialūs dokumentai rodo, kad į bendrovės valdybą ją delegavo advokatas, teismo sprendimu paskirtas įmonės administratoriumi. O šio advokato kandidatūrą teismui pasiūlė Rokas Karpis. Asta Daminaitė paskirta ir UAB Karpis valdybos pirmininkė. O tarp naujai paskirtų valdybos narių ir Nerijus Kilmanas, buvęs Virginijaus Labučio verslo partneris. Kilmanas su Labučiu valdė prieš beveik 2 dešimtmečius įkurtą Jungtinės karalystės įmonę pavadinimu Lifan Management. Galbūt čia su ponu Nerijum Kilmanu kalbu? Nesvarbu, su kur kalbinė, ten skambinė. Tai aš. Na, jeigu čia ponas Nerijus Kilmanas, tai aš jums irgi norėjau pakalbinti. Sakau, ne to, ko aš. Tai nekalbėsit, teisingai suprantu. O kodėl aš turiu su tavim kalbėti? Asta Daminaitė su mumis bendravo tik raštu. Ji teigia nepažįstanti Roko Karpio ir niekuomet su juo nebendravusi. Tačiau Virginijų Labutį ji pažįsta puikiai. Moteris nurodė, kad jis yra jos brolis. Savo laiške Daminaitė teigia žinanti apie brolio sulaikymą. Ji taip patvirtino, neva tai buvo panaudota kaip spaudimo priemonė, siekiant ją pašalinti iš bendrovės Karpis valdymo. Tikiuosi, kad ikiteisminis tyrimas šio klausimu bus baigtas per įmanomai trumpiausius terminus ir į visus klausimus bus atsakyta. Sulaukdama raginimų pasitraukti iš UAB Karpis vadovės pareigų, buvau informuota, kad nesutikus būsiu diskredituojama per mano brolio sulaikymo faktą. Dar vieną sąsają radome jau ne kartą vartytoje Dailiaus Dargio knygoje, kurios pagrindinė siužeto ašis yra apie Raimondo Karpavičiaus palikimą besisukantis konfliktas. Žiūrėk, čia knygoje yra įdomus epizodas apie neįvardyjimą asmenį, bet Roko Karpio bičiulį, kuris ne vienus metus padėjo jam kovoti dėl palikimo. Ir dar įdomesnis momentas čia yra knygoje, kad į to bičiulio automobilį neva buvo padėta sekimo įranga, kurią paskui LKPB pareigūnai paprašė grąžinti. Ir tada Rokas Karpis nutarė su teisininkais parengti prašymą generaliniai prokuratūrai išnagrinėti vienu žodžiu, kad čia yra neteisėti žvalgybos veiksmai ir tiesiog apginti savo bičiulį norėjo. Jo, čia nuėjo iki teismo ir iš tikrųjų yra labai panašu, kad čia rašoma būtent apie tą epizodą, nes mes žinom, kad buvo Karpio kreipimasis į teismą dėl neva neteisėtų kriminalinės žvalgybos veiksmų prieš jį ir prieš Labutį. Virginijų Labutį? Taip, prokuroras, kuris tą visą reikalą kuravo, jisai mums raštu patvirtino, kad skunde Karpis Labutį įvardijo kaip savo draugą. Tai reiškia, šitas neįvardintas draugas yra Virginijus Labutis? Panašu į tai. Karpio bandymas apsaugoti Labutį nuo teisės saugos dėmesio patyrė fiasko. Užpernai balandį teismas atmetė Karpio pretenzijas. Klausimus apie Virginijų Labutį, Afaliną ir kitus šios istorijos aspektus norėjome užduoti ir Rokui Karpiui. Ir tai buvo kur kas sudėtingiau, nei tikėjomės. Mums pavyko gauti tiek Roko Karpio naudotą telefono numerį, tiek elektroninio pašto adresą. Bet ne vienu iš šių būdų su Karpiu susisiekti nepavyko. Susisiekėme ir su Karpio advokate, tačiau ji atsisakė savo klientui perduoti sienos klausimus. Roko Karpio advokatė rašo, kad
Aš neturiu pavedimo iš kliento, kurio vadovaudamasi galėčiau tarpininkauti kliento santykiuose su žurnalistais, dėl to jokia informacija, įskaitant man atsiųstą jūsų pasirašytą laišką ponui Rokui Karpiui, nebus jam siunčiama. Tai vienu žodžiu, advokatė neperduos mūsų klausimų ponui Rokui Karpiui. Galiausiai ėmėmės ir seniai pamirštų priemonių. Klausimus Rokui Karpiui išsiuntėme ir paštu, adresais, kurie registrų centro duomenimis yra susiję su Karpiu ar jo įmonėmis. Bet ir šis mėginimas susisiekti su Karpiu nedavė vaisių. Gruodžio mėnesį paaiškėjo, kad Rokas Karpis – žmogus, kurį rasti sunku ne tik mums, bet ir Lietuvos policijai. Galiu patvirtinti, kad Rokas Karpis yra žinomas Lietuvos teisėsaugai. Įvestų sankcijų ir kitų teisėsaugos sprendimų nepakomentuosiu šiai dienai, šiai minutį. Ir atliekami tyrimai. Tyrimų pradinėse stadijose mes vengiame komentuoti detalės. O ar žinoma, kur yra Rokas Karpis šiuo metu? Ne. Klausimų pateikimas Labučiui ne ką lengvesnė užduotis, nes klausimus jam dabar užduoda policijos pareigūnai. Šiai dienai jis yra suimtas, jam paskirtas kardomoji priemonė 3 mėnesių suėmimas. Kolumbijos žiniasklaidos duomenimis Labutis siekia įgyti šios šalies pilietybę. Kokaino tėvynėje lietuvis plėtojo ir nuosavą verslą, įkurtą ne bet kur, o Medellíne, Pablo Escobaro gimtajame mieste. Tai rodo turbūt, kad jie ten rado tiesioginį kontaktą. Reiškia, kad jiems nebereikėjo su tam tikrai žmonėmis Ispanijoje, pavyzdžiui, ar Vokietijoje derinti kažko. Ir jie rado tiesioginį kontaktą, susitarė ir gaudavo iš karto didmeną. Kaip suprantu, šitie lietuviai yra siejami su Sinaloa karteliu, čia El Chapo ir taip toliau. Pagal neoficialią informaciją būtent su šita organizacija, kuri tikrai yra viena iš tokių rimčiausių, kalbant apie prekybą. Ir vis dėlto Virginijus Labutis nėra vienintelis su narkotikų prekyba siejamas asmuo, su kuriuo Rokas Karpis palaikė ryšius atlikęs bausmę Naujosios Zelandijos kalėjime. Kaip jau minėjome, Rokas Karpavičius iš Naujosios Zelandijos buvo deportuotas 2016 metų pabaigoje. Naują gyvenimo puslapį bausmę atlikęs narkotikų prekeivis nusprendė atversti ir su nauja tapatybe. 2018 m. gegužę Rokas Karpis Jungtinėje karalystėje įsteigė įmonę skambiu pavadinimu Global Kingpin. Šis pavadinimas aidu atkartoja titulą, kurį Karpavičiui suteikė Naujosios Zelandijos teismas prieš daugiau nei 10-metį pasiuntęs milijonieriaus sūnų už grotų. Pavardę pasikeitęs lietuvis bendrovę Global Kingpin įsteigė ne vienas. Roko Karpio partneris šiame versle – Australijos pilietis Davidas Thackeray. O jo biografijoje – kokaino kontrabanda ir Naujosios Zelandijos kalėjimo gultas. Davidą Thackeray įklampino 2014 metų istorija, kuomet Naujosios Zelandijos Oklando oro uoste sulaikytas narkotikų mulas, kelioninėje pagalvėje mėginęs pergaminti apie kilogramą kokaino. Būtent Davidas Thackeray įvardintas kaip kokaino kontrabandos organizatorius. Australas buvo nuteistas laisvės atėmimo bausme ir uždarytas į Naujosios Zelandijos kalėjimą. O nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio Davidą Thackeray ir Roką Karpį sieja dar viena bendra aplinkybė. Tiek lietuviui, tiek australui pernai gruodį paskelbtos sankcijos dėl kaltinimų narkotikų prekyba. Bet ir tai dar ne viskas. Mūsų kolegoms pavyko sužinoti, kad Naujosios Zelandijos teisėsauga disponuoja duomenimis apie finansinės operacijas tarp Roko Karpio ir Harry Whiteheado, vieno garsiausių narkotikų prekeivių Naujojoje Zelandijoje. Mūsų turimais duomenimis teisėsauga aptiko su Whiteheadu siejamos įmonės pavedimus į sąskaitą Kinijoje, mokėjimus atliekant su tekstu Karpis Rokas. Bendra šių operacijų vertė apie 100 000 eurų. Bet grįžkime prie nutekėjusių dokumentų iš Kolumbijos, bei ten įvardintų lietuvių. Nes ten kalba sukosi ne apie vieną jachtą ir ne tik apie 1,5 tonos kokaino, sulaikytos su afalina. Nutekėję duomenys rodo, kad 2021 metais buvo vykdoma didelė tarptautinė teisėsaugos operacija, kuri ne tik sekė afalinos krovinio pėdsakais, bet ir laukė dar didesnės kokaino partijos. Anot Kolumbijos prokuratūros duomenų buvo surinkta dar viena lietuviška įgula, turėjusi į Okeaniją gabenti dar didesnį kiekį narkotikų. Iš viso apie 2 tonas. Narkotikų kontrabandai, anot teisėsaugos pažymos, buvo numatoma naudoti dar 2 nedidelius laivus – katamaraną Soerer ir jachtą Kriter.
Vienas identifikuotų įgulos narių net Facebook'e pasiskelbė, kad keliauja į Karibų jūrą, San Andres uostą, su prierašu Mission Accepted. Būtent šiame uoste paskutinį syk užfiksuota jachta Critter. Šios jachtos geolokaciniai duomenys tarptautinėje laivybos sistemoje paskutinį kartą pateikti 2020 m. gruodį. Laivo siųstuvas tyli jau daugiau nei 4 metus. Visgi Lotynų Amerikos teisėsauga jachtą rado. Štai ta pati jachta tik su nauju vardu, nufotografuota 2021 m. lapkritį. Kas sudarė naują lietuvišką įgulą, nusprendėme neminėti. Tačiau privalome paminėti žmogų, teisėsaugos dokumentuose įvardyjama kaip asmenį atsakingą už įgulos komplektaciją. Tai jau nekartą minėtas Saulius Staškus. Čia reikia priminti, kad tai jau trečia su kokaino prekyba susijusi istorija, kurioje mirga ši pavardė. Staškus įvardyjamas ir kaip Afalinos įgulą surinkęs asmuo, ir kaip žmogus su šia jachta plaukęs į Argentiną, su kitoje kokaino kontrabandos byloje minimu lietuviu. Pastaraisiais 2 atvejais Staškaus pavardė minima ne kriminalinės žvalgybos dokumentuose, o įsiteisėjusiuose teismų nuosprendžiuose. Susisiekus su Sauliumi Staškumi, jis patvirtino puikiai žinantis apie abu nutekėjusiuose dokumentuose minimus laivus, nes jis pats užsiėmė jų nugabenimu iki Lotynų Amerikos. Silver Wolf. Tai tas čia metalinis laivas buvo Latvijoje nupirktas. Irgi iš jachtos tipo, kaip suprantu. Jo, jisai buvo Latvijoje nupirktas ir kiek aš žinau, jisai kažkur gamykloje remontuose ten ir užstrigo. Jį kažkas ir neištraukė savininkai. Dėl pinigų stokos, man atrodo. Tas katamaranas, jis buvo iš Panamos pavogtas. Pavogtas buvo? Šitą dalyką. Jo, jisai buvo pavogtas ir jam buvo didžiulės paieškos ir mestos ir taip ir nerado. Staškus patvirtino ir daugelio kitų mūsų turimų dokumentų turinį. Tačiau ryšį su kokaino prekyba jis kategoriškai neigia. Kokaino gabenimu vandenynais neužsiimat? Ne, tikrai ne. Na irgi atsiprašau už tokį klausimą, bet privalau jį užduoti. Tada pavojingas, aš suprantu, tada pavojingas jau čia verslas. Jungtinės valstijos laikosi kitokios nuomonės. Gruodžio mėnesį Sauliui Staškui pritaikytos JAV sankcijos. Vyriškis siejamas su tarptautinė narkotikų prekyba, nurodant, kad būtent jis koordinavo darbą susijusį su laivais, kuriais Labučio grupuotė esą gabeno narkotikus į Australiją ir Europą. Kodėl Australija? Atsakymą į šį klausimą mums padėjo rasti žurnalistas, dokumentinių filmų autorius Martynas Starkus, 2018 metais sukurto filmo Mulai režisierius. Australija, Naujoji Zelandija buvo tos šalis, kuriuose buvo didžiausi pinigai už tai, nes kilometrai diktuoja dolerių augimą. Tai reiškia, kad kuo toliau nuo tos vietos, kuo daugiau pakeliui sustojimų, kuo daugiau žmonių įtraukta į tai, kuo daugiau tarpininkų, tuo kainos kyla 10 kartų. Tiek Australija, tiek Naujoji Zelandija, kiek jachtų, kiek laivų, laivyba yra išvystyta maksimaliai ir tu negali visko sukontroliuoti. Pašnekovo teigimu, 2017 metais sulaikyta jachtos Afalina įgula nedaug skiriasi nuo įprastinių mulų, kurie narkotikus gabena skrandžiuose, rankiniuose bagažuose ar kitose slaptavietėse. Milžiniški pelnai, yra viskas paskaičiuota. Netgi mulų istorijoje, kada mes ruošiame, mes kalbame, aš pasakoju jums apie modelį, kaip yra vienas žmogus paukojimas, kažkas praeina panašiai. Tai čia tik tai toks modelis. Iš principo būna taip, kad pagal tų laikų skaičius, jeigu yra 10 mulų, paukojus 8 mulus, 2 mulam praeina, yra pelnas. Tai jūs įsivaizduokite, kokie yra pinigai. Tai atitinkamai manau, kad, taip, jachta ne mulas, ne žmogus, bet ir kiekiai yra visiškai kitokie, ne keliasdešimt gramų. Maržos yra, neįsivaizduojamo dydžio. Tai reiškia, kad, žiūrint iš tos grinai ekonominės verslo perspektyvos, jūs galite sau leisti prarasti 10 krovinių. Kad vienas pravažiuotų. Taip. Ta prasme, jūs galite prarasti 10 krovinių kokiuose nors ten valtelėse, jachtuose, ten plaustuose, kur tik norit. Bet jeigu vienas praeina, jisai atperka viską ir uždeda jums dar didesnį pliusą. Tu prarandi, šitam verslė tu prarandi, tu turi susitaikyti su tuo, kad tu prarasti turi. Bet pelnas yra toks, dėl ko verta rizikuoti. Sulaikant kokaino siuntas, teisėsaugai į rankas paprastai ir patenka tie, kurie apie nusikalstamą struktūrą žino mažiausiai – mulai.
laivų įgulos ir kiti žmonės, kuriuos nusikaltėliams lengva pakeisti naujais kadrais. Narkotikų prekybos grupuočių vadeivos į pareigūnų rankas patenka kur kas rečiau. Visą laiką užsakovo nieks nežino. Jisai žino kitą žmogų, kuris pateikė jam užsakymą ir dažnu atveju net realiai nežino vardo, pavardės. Čia nugalėtojas turbūt tik tai būna vienas pagrindinis, jeigu jam viskas gerai klostosi, visi kiti yra labai daug rizikuojantis ir sąlyginai neuždirbantis didelių pinigų. Ir greičiausiai nukenčiantys. Taip, jie pirmieji, kurie pažeidžiamiausi taip yra. Tai yra žmonės, kurie gyvena, taip, šią dieną iš principo. Milžiniška rizika kalėjimo gultų, o kartais net gyvybė, nuolatinis nesaugumo jausmas, įtakos kovos, slapstymasis. Tai tik dalis narkotikų prekeivių kasdienybės. Kas vis dėlto patraukia į šį rizikingą kelią? Martynas Starkus turi vieną atsakymą. Ta pati motyvacija yra pinigai, dideli pinigai. Prie šio tyrimo praleidome 1,5 metų. Per tą laiką jos personažams įvestos Jungtinių valstijų sankcijos, o vienas pagrindinių mūsų tyrimo veikėjų, Virginijus Labutis, atsidūrė areštinėje. Kur yra kita centrinė šios istorijos figūra, nežinome nei mes, nei policija. Roko Karpio šachmatų partija su teisėsauga nesykį buvo lyginama su veiksmo filmu ir panašu, kad jo scenarijus dar nėra baigtas. Kriminalinė policija pažymi, kad narkotikų prekybą paprastai lydi ir kiti nusikaltimai. Nuo kyšininkavimo iki užsakomųjų žmogžudysčių. Narkotikų kontrabanda tiesiogiai susijusi ir su kitais nusikaltimais tokiais kaip užsakomieji nužudimai, organizuotų nusikalstamų grupuočių tarpusavio santykių aiškinimasis, neteisėta ginklų apyvarta, kova dėl neteisėtų rinkų, pinigų plovimas, korupcija ir prekyba poveikiu yra neišimtis. Martyno Starkaus teigimu, pinigai iš narkotikų prekybos kelia nemenkesnę priklausomybę nei patys narkotikai. Logiškai turbūt pagalvojus, tu turi, kažkas tavo gyvenime turi labai stipriai pasikeisti, kad tu staiga atsisakytum tokio kelio ir sakyt, ne, aš dabar nebe toks, aš kitoks. Bet mes žinom turbūt mažai tokių istorijų.